Pagaliau jau atvažiavom į vietą. Čia mes paėmėm toks kaip šeimos kambarys. Čia turėtų būti 2 kambariai. Man šalta, aš stoviu su ledukais. Taip jau karšta buvo atvažiuoti. Labai ilgai šiaip važiavom per visą to šiandien nacionalinis parkas šiandien. Atidaryk užuolaidų. Palaukit, Vinytė. Welcome to Mopani. Na va. Čia yra toks kaip mažas svetainė. Ir čia yra mažas virtuvėlė. Ir tada mes turime 2 atskiros kambariai. Čia yra pirmas kambaris, tualetas ir dušas. Šitą jo. Čia yra toks mažas irgi stalukas, spinta. Ir kitoj pusė bus mama. Irgi lygiai taip pat atrodo. 2 lovos. Gan vėsu čia viduje. Labai karšta. Netilpiu į kamerą. Tai mes šiandien atvažiavom. Nuėjom į baseinas, biškį baseinas pailsime. Tada mes tajom čia, pavakarieniavom. Ir dabar mes apsirengiam, einam dabar prie vandens. Tai čia yra girdiklė, kurį mes dabar nueisime, galime prie jo atsisėsti. Visi turi labai tyliai atsisėsti. Ir tada galime pažiūrėti, kokios gyvūnėlis ateina. Andrius sakė šiaip, kad ši dalies parkas atrodo biškį tuščia. Jisai dar išėjo pavažinėti. Andrius dar išėjo pavažinėti, kai mes buvom baseinuose. Ir jisai sako, kad čia gan yra tuščia. Palyginti su pirmos 2 dalies šį parkas. Tai galbūt rytoj mes paklausime, ar mes galime persikrausti į kitą ankstesnės vietomis, kur mes privažiavom šiandien, nes ten tai buvo labai žalias, labai daug gyvūnėlis, o čia pasirodo, kad tai yra biškį sausas ir nėra tiek daug gyvūnos. Tai va, tai einam dabar prie girdiklės. Tai čia yra mano outfitas. Čia išgavau per kalėdas, tai toks kaip yra kompensavimas. Mano pusės yra manęs padovanojo. Tai galvoju, kad labai čia apsirengti, nes jis yra toks labai lengvas. Ir šiaip jisai man tiktų labiau prie safaris apsirengti.
yra 6:30 iš ryto. Atrodo šviesau čia dabar, bet pažiūrėkite, kaip gražiai atrodo saulė kyla. Ir čia yra laikas, kai yra jau leidžiama išvažiuoti iš parkas, pažiūrėti gyvūnus. Iš tikrųjų, tai labas rytas, mes tik atsikėlėm. 6 ryto greitai kavos, vandens, Adrianas pusryčiai ir dabar į mašiną ir važinėsime, nes rytinis važinėjimas yra pati geriausia. Ir tai yra, kai dažniausiai galima matyti, pavyzdžiui, kaip liūtai arba kitos tokias karnavornai. Tai vat, rytinis ir aišku, tai yra viesu, tai yra gražu, tai būtinai reikia važinėti. We will see now, we will look for the animals, yeah? Okay. So most of the time when we are here in Okukuyu, or I mean, in the morning we go that way. Here he is. Is that moment when he... Atėjo dabar dienos metu į girdyklą, norimės parodyti. Šiandien mes tiesiog kilsime aplink mūsų kempingas, galim taip pavadinti kempingas. Iš ryto mes pavažinėjom, nedaug pamatėm, tai mes galvojam pakeisti gyventvietę į kitas parkas, nes čia yra 3 parkai, vienas po kitą, tai yra Namatoni, Halali ir tada Okukuju, tai yra pavadinimas parkai. Ir tu gali pavažinėti per kiekvienas. Ir aukščiau tai yra Namatoni, Halali, buvo daugiau lietaus ir dėl to visos gyvūnėlės praktiškai dabar yra tenais. Bet mes užsakėm čia pernakvoti, tai šiandien mes galvojam nuvažiuosime tenais ir tada perkelsime mūsų vietą į vieną iš tų parkas, bet dėja negalima pakeisti rezervaciją, todėl nes tada prarasi. Tai realiai reikia iš naujo vėl mokėti, tai nėra labai pigus, tai mes tada nusprendėm, tada pabūsime. Ir iš ryto šiaip tai buvo labai faina sėdėti prie girdyklas, tai buvo daugiau gyvūnėlės, buvo zebrai, buvo visokios ten skirtingos antilopai. Ir iš vakaro irgi buvo labai gražu, vienos metu skaičiavau 10 raganosės, tai tikrai buvo įspūdingai. Ir taip pat buvo labai daug žirafai, kurie atėjo. Tai čia irgi yra kaip poilsio zonas, galime taip pasėdėti, čia dabar yra tuščia, tai pakelti kojos ir atsisėsti. Ir jo, dabar tai jau po pietų miegelis, dabar yra apie 2 valandą. Gan šilta šiandien, bet vėjelis yra, tai pasidėsiu biškį, pažiūrėsiu, ar kažkas ateis. Adriana dar miega ir po to tada galim vėl į baseiną eiti ir tada vėl vakare mes vėl važinėsime, pažiūrėsime, ką matysime. Po visą dieną poilsiu, mes dabar esame po duše ir dabar mes einam kelias nuotraukos padaryti. Va, užsidėjau mano šitie tobuliukai, labai gerai tinka prie mano safari suknelė. Adrinytė irgi su safari suknelė, taip? Su gyvūnėlis. Tai čia yra toks žurnalas arba Pietų Afrikos žurnalas kaip žmonės, Heischanuot, ir jie irgi paprašo mūsų nuotraukos. Tai galvojame, kad bent jau reikia šiek tiek sutvarkyti ir nueiti ir nufotkinti gražiai. Tai va, jo labai norėjau šį suknelį užsidėti, galvoju, kad šitie tobuliukai labai gražiai čia tinka. Ir dabar mes tik ieškome, kur galima nufotkinti. Šiandien yra
visiškai apsinaukę, kas irgi yra labai gerai fotkinti. Tai va, ieškome dabar vietos. Such a young Oh, we still have. No, we still have time. The next one is coming. The second one is coming. And that is the third one. So let's take pictures of those and then we'll go. They might have killed something yesterday. We can stay until 19:30. 39. So Yeah, we have but if 15 we- minutes. If we stay here until 30, you're dead. Look. Finally, let's have this. Labas rytas, aš einu jau dabar padaryti check-outas, tai yra įsikrausime šiandien ryte jau į šį gyventvietą ir tada mes jau važinėsime 140 km per žvyrkeles į kitas parkas. Šiaip tu važinėsi labai ilgai, kadangi kad greitis yra 60 km ir tu važinėsi per gyvūnėlis, tai aišku nori sustoti, gyvūnus pamatyti, fotografuotis, tai mes pirmą dieną važinėjom 3-4 valandas. Tai yra labai ilgai ir niekaip negalime negalime išlipti iš mašinos per tą laiką. Tai yra biški vargantis, bet tarp tų parkų pirmas 75 km yra kitas parkas, ten galime išlipti, pietauti ir tiesiog biški pabūti ant kojas ir tada dar 75 km yra kitas kampas, parkas. Ten dėja mes jau neturėsime tokią sportalę, kaip mes čia turėjome šeiminės, kur mes visi galėjom gyventi vienam name. Tai ten bus atskiros kamberos, vienam mūsų, vienam mamos. Bet čia iš tikrųjų mes labai faina jau pabuvom. Vakare dar pamatėm liūtai, tik tai gaila, kad tai buvo jau labai vėlų, nes liūtai dažniausiai tik išlenda, kai jau saulė pradeda nusileisti. Ir čia turi grįžti, čia kaip jūs matote yra tokios didelės vartai ir jie užsidaro vartus, čia yra laikrodis, kurį rodo ir vartai susidaro kai saulė nusileido, tai yra 19:39 valandą buvo. Mes liūtai pamatėm 19:20 gal, tai mes turėjom grinai 10 minučių ir 10 minučių grįžti, skubėti atgal. Ir jeigu tu dar nesi ir vartus susidaro, tuo metu gali gauti didelės baudą. Tai čia buvo vienintelis gailas aspektas, bet ten tai buvo visa liūto šeima. Tai iš tikrųjų parkas buvo labai faina, mes pailsime vakar, buvom labai prie girdiklės, sėdėjom prie baseiną, važinėjom šiek tiek, tai labai gerai buvom. O dabar aš jau einu
ir išsičekinau ir tada važinėsim toliau. Atrodo, kad surasim liūtai lygiai tokia pat vieta, kur mes jau vakar pamatėm. Tai dabar čia daug mašinų stovi, tai turbūt jau dabar pasimatysime dar kartą. Aina!